Šiandien mano gimtadienis, vakar nusipirkau šitą garbanotuvą, nes labai norėjau tų holivudinių garbanų. Čia yra būtent tasai, kur neturi tų žnyplių šone. Einam išsipakuoti ir eisim daryti garbanas gimtadieniui. Turiu tokią baltą suknelę, paskariukus juos susivėrus, turiu tokį bukabuką labai fainą, aukštą kaulinius baltus susidėsiu. Žodžiu, bus tobul ir turiu karūnytę. Tai mano sesė jau traukinį, atvažiuoja į Vilnių, mano draugė irgi jau baigė beveik visus reikalus, irgi neužilgo atvažiuos, susitvarkys plaukus, viena draugė man padažys, po to padarysiu video, dar irgi kaip draugė dažys mane. Gerai. Ką tik įkaito, į kurią pusę dabar noriu garbanų, nuo savęs gal. Kiek čia laikyti? Tik 10, čia 10. Gal gerai, tik jau čia reiktų taip garbanuoti tą pusę, į tą palabandom kitą. Ir taip lengva, žinokit, ką aš jums galiu pasakyti. Literaliai, ką tik vat su šitą sruogą išsiaiškinu, aš galiu sukti iš šitos pusės ir tada ir šitą sruogą į apačią ir daug gražiau gaunasi. Geriau vėliau negu niekada, kaip sakoma, bet šitas tipo kol kas atrodo, kad visai nais gaunasi. Bent jau man taip atrodo, bet jeigu ką atvažiuos draugės, tai dar pataisys mano galą, jeigu aš nematysiu. Taip atrodo dabar po kol kas, tai dabar aš jų neliesiu, nešukuosiu, nieko nedarysiu, tiesiog leisiu jom pastovėti. Iki manau, kad vakarą darysim šią gimtadienį šiandieną.